Veikiami kasdieninės rutinos, žmonės net nepastebi, kad jų akise vyksta išties svarbus istoriniai įvykiai. Antai balandį, antrą šventų Velykų dieną, šį pasaulį paliko popiežius Pranciškus. Tai buvo 266 Romos katalikų bažnyčios popiežius, išrinktas dar 2013 metais ir valdęs iki pat savo mirties. Iki išrinkimo popiežiumi jis buvo Buenos Airesų arkivyskupas. Turiu pasakyti, kad šis popiežius iš tikrųjų stengiasi keisti pačią bažnyčią, ją priartinti prie paprastų žmonių. Ir galiu pasakyti, kad tai Pranciškui pavyko. Pranciškus ne tik keitė įvairias taisyklės, pareiškė norą būti palaidotas ne taip, kaip buvo laidomi popiežiai per paskutiniuosius 100 metų. Popiežiai Jonas Paulius II, tiek Benediktas XVI buvo palaidoti Švento Petro bazilikoje. Bet Pranciškus pasirinko kitą amžinojo poilsio vietą. Tai buvo viena jo mėgstamiausių bažnyčių, Švento Dievo motinos bažnyčia, kuri yra už Vatikano ribų. Būtent popiežius čia buvo palaidotas. Jis tapo pirmuoju popiežiumi per 100-metį, kuris amžinojo poilsio atgulė už Vatikano ribų. Aišku, kad popiežiaus laidotuvės tai yra labai svarbus politinis įvykis pasaulyje. Paskutinį kartą jo pagerbti atvyko didžiulės delegacijos iš užsienio. Manoma, kad buvo mažiausiai 130 šalių ir tarptautinių organizacijų delegacijų, įskaitant 12 valdančiųjų monarchų, 55 valstybių vadovus, 14 vyriausybių vadovų, na ir aišku kitų aukštų pareigūnų. Vien, kad būtų galima nušviesti šį renginį, Šventojo sosto akreditacijos paprašė daugiau kaip 4000 žurnalistų. Popiežiaus laidotuvės nebuvo tokios masiškos kaip ankstesnių popiežių. Antai teigiama, kad Jono Pauliaus II laidotuvėse ir prieš tai vykusiame atsisveikinime 2005 metais lankėsi apie daugiau nei 3 milijonai tikinčiųjų. Tik mažai daliai tikinčiųjų pavyko laidotuvių dieną patekti į Švento Petro aikštę. Keli šimtai tūkstančių tikinčiųjų dalyvavo ir jau emerito popiežiaus Benedikto XVI laidotuvėse. Na, o Pranciškaus laidotuvėse manoma, kad aikštė ir aplinkinės gatves galėjo užtvindyti maždaug 150 tūkstančių žmonių minia. Su popiežiu atsisveikinome ir dabar aišku visų žvilgsnis nukryps į popiežiaus konklavą. Tai yra metodą, kurį katalikų bažnyčia taiko renkant popiežių jau per pastaruosius 800 metų. Ir tas metodas beveik nepasikeitė arba sistema nepasikeitė. Aišku, konklava susirinks tradiciškai nuo 1858 metų Siksto koplyčioje. Ten dalyvaus apie 120 balsavimo amžiaus kardinolų, tai yra turintys iki 80 metų amžiaus. Ir bus renkamas naujas popiežius, kol vienas iš kandidatų surinks 2/3 balsų. Ir tik tai po to kardinolų kolegijos dekanas pakvies naują kandidatą į koplyčios priekį ir paklaus, ar jis sutinka priimti popiežiaus tarnystę. Jeigu atsakymas bus teigiamas, naujasis popiežius bus paprašomas pasirinkti naują popiežiaus vardą. Taigi dar laukia ilgas procesas. Ir labai malonu, kad jame dalyvauja lietuvis kardinolas Rolandas Makrickas,
kuris ne tik vedė Pranciškaus laidotuvės, bet ir balsuos konklavoje. Nevienareikšmiškai vertinamas išėjęs popiežius. Iš tikrųjų jis giriamas už didelį dėmesį vargšams, nepasiturintiems, už bažnyčios priartinimą prie paprastų žmonių. Kita vertus, pasigirsta ir kritika dėl jo požiūrio į Ukrainos ir Rusijos karą. Po mirties galbūt ta kritika šiek tiek transformuojama, kalbama, kad žmonės nesuprato pačio popiežiaus, kuris kvietė dėryboms, o ne karui. Kita vertus, vis dėlto reikia pasakyti, kad tokio vaidmens pasaulinėje politikoje, kurią atliko Jonas Paulius II ar tas pats Benediktas XVI, manau, kad šis popiežius tikrai neatliko. Taip jis dalyvavo tose pasauliniuose procesuose, bet vis dėlto jo įtakos, tokios didelės įtakos, manau, kad daugelis pasigėdo. Be abejonės, tarp garbingų svečių Vatikane laidotuvėse pasirodė ir Donaldas Trumpas su žmona. Čia reikėtų išskirti ypatingą santykį Italijos ministrės pirmininkos Giorgia Meloni ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento. Taip susiklostė, kad dar balandžio 18 Romoje Giorgia Meloni priėmė JAV viceprezidentą Vence'ą, o kitą dieną jau jis skrido į Vašingtoną aplankyti JAV prezidento Donaldo Trumpo. Ir tam pačiam Vašingtone Giorgia Meloni pakvietė Donaldą Trumpą atvykti vizito į Romą. Reikia pasakyti, kad tai jau ne pirmas Giorgia Meloni ir Vence'o ir Trumpo susitikimas. Ir reikia pasakyti, kad tie susitikimai vyksta pakankamai šiltai. Galima pasakyti, kad iš tikrųjų atsivėrė toks naujas Jungtinių Amerikos valstijų ir Italijos santykių puslapis. Kol kas Baltuosiuose rūmuose Europą atstovauja būtent Italijos premjerė, nes Jungtinės Amerikos valstijos labai, taip sakyčiau, ne tik atsargiai, bet gan skeptiškai žiūri į likusius Europos Sąjungos ypatingai valstybių vadovus ir tokį pasitikėjimą išreiškia būtent Giorgiai Meloni. Reikia pasakyti, kad būtent per ją Europa vis dėlto gali tikėtis santykių su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Būtent Meloni gali įkalbėti Donaldą Trumpą vienam ar kitam politiniam žingsniui, kuris būtų naudingas Europos Sąjungai. Kita vertus, ir pati Europos Sąjunga turėtų aiškiai keistis į tą pusę, kurią labai aiškiai pabrėžia viceprezidentas J.D. Vance'as. Aiškiai ragina Europą grįžti prie savo krikščioniškų šaknų, būtent atstatyti demokratiją, labiau būti paveikiais žmonių norams ir interesams. Beje, Giorgia Meloni yra Europos konservatorių ir reformuotojų alijanso lyderė. Į šį alijansą šiais metais, 2025 metais, įstojo ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į spaudą, tai Giorgios Meloni, sakykime, partija Lietuvos oficialiojoje spaudoje, kaip taip vadinama profašistinė partija. Manau, kad dabartinė tikra Europos lyderė turėtų vis dėlto susilaukti didesnės pagarbos ir manau, kad būtent ji savo sveikų protų, savo įžvalgomis į realią pasikeitusią politinę situaciją iš tikrųjų šiuo metu yra tikra Europos lyderė ir manau, kad ji vienintelė kol kas gali labai aiškiai ir tvirtai atstovauti Europos interesus Vašingtone. Aišku, tradicinė tema Ukrainos-Rusijos karas. Labai sunkiai sekasi dėrybos, labai sunkiai amerikiečiams kalbėti tiek su viena, tiek su kita pusė. Būtent šitose dėrybose mes matome, kad Ukraina iš tikrųjų
jau sutiko su daugeliu Jungtinių Amerikos valstijų siūlomis taikos sąlygomis. Putinas daugiau žaidžia negu derisi. Arba mes nematome tų dėrybų rezultatų. Kita vertus, sprendimai tų dėrybų, kurie yra tarpiniai, neturėtų pasiekti plačiai visuomenę. Tuo tarpu apie dėrybas ir ypatingai iš neigiamos pusės mes matome mūsų žiniasklaidoje pilna įvairių straipsnių, pasisakymų ir panašiai. Dabar ypatingai toks, sakyčiau, iškilo labai sudėtingas Ukrainos tas Krymo priklausomybės klausimas. Donaldas Trumpas deklaruoja, kad pagal taikos sutartį Krymas turėtų priklausyti Rusijai. Be abejonės ukrainiečiai su tuo nesutinka ir aiškina, kad būtent Krymas pagal Ukrainos konstituciją negali būti atiduodamas. Ir čia tada iškyla tokie labai migloti užkulisiniai dalykai. Kada Trumpas retoriškai paklausė, kodėl Ukraina negynė Krymo dar, būtent pasigirsta liudijimų, kurie tiesiogiai dalyvavo tose procesuose, kad būtent tuometiniai JAV vadovai darė ypatingą spaudimą Ukrainai ir reikalavo nesipriešinti prievartiniai Krymo okupacijai. Belieka tik priminti, kad tuo metu JAV prezidentu buvo Barackas Obama. Aš manau, kad dar 2014 metais pasaulis iš tikrųjų turėjo didesnių iliuzijų dėl Jungtinių Amerikos valstijų. Viešoje erdvėje pasisakė ir buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas Žukas, kuris pareiškė, kad nesipriešinti rusams Kryme reikalavo ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Taigi turiu pasakyti, kad ukrainiečiai iš tikrųjų patyrė didelį spaudimą priešintis ar nesipriešinti Kryme. Ir be abejonės aš manau, kad Krymo atidavimas be mūšių turėtų slėgti ir vakarų, tuometinių vakarų lyderių sąžinę. Aš manau, kad kai baigsis karas, o jis vis tiek kažkada baigsis, į viešumą išlys daug naujų paslapčių, kurios būtent paaiškins šito beprasmiško Rusijos-Ukrainos karo detalės. Atsiminkite, kad po Antrojo pasaulinio karo, praėjus gerokai laiko, mes išgirdome apie Molotovo-Ribbentropo paktą, kuris detaliai paaiškino karo pradžią. Kodėl karas prasidėjo 39 rugsėjo 1 dieną, kodėl Lenkija buvo palikta visiškai viena, kodėl įvyko Baltijos šalių okupacija ir panašiai. Manau, kad mes sulauksime dar įdomių dalykų, kurie tikrai nebus patogus vienam ar kitam buvusiam ir dabartinės pasaulio lyderiui. Na ir grįžkime prie Lietuvos. Manyčiau, kad Lietuvoje nieko naujo. Nesibaigiančios diskusijos dėl nekilnojamo turto mokesčio, jis apima vis įvairesnės formas, tai mitingas, protesto mitingas, tačiau viskas spręsis Seime. Noriu pasakyti, kad ir kai kurie valdantieji aiškiai pasisako prieš šio mokesčio įvedimą ir apskritai prieš visą tam mokesčių, jeigu galima sakyti, reformą, kurią atnešė finansų ministras. Todėl būtent nauji mokesčiai, jų didinimas iš tikrųjų parodys, kiek yra stipri ši valdanti koalicija. Sunku būtų patikėti, kad besipriešinantis naujiems mokesčiams Seimo salėje balsuos už tos mokesčius. Tiesa, toks labiausiai besipriešinantis yra Remigijus Žemaitaitis, kuris, aš manau, po truputį vis labiau stūmiamas į kampą ir neutralizuojamas. Paskutinė tokia, sakyčiau, neutralizacijos priemonė, tai VSD neišdavimas leidimo dirbti su slapta informacija.
Iš tikrųjų, kaip matote, tik opozicija, o konkrečiai konservatoriai, sureagavo labai aštriai į šį neišdavimą, reikalaudami iš karto pašalinti Remigijų Žemaitaitį iš įvairių delegacijų, reiškia. Na, jo kolegos valdantieji šiek tiek, sakyčiau, pristabdė arklius ir mato šitą VSD žingsnį kaip priemonę suderinti kabutėse su Remigijum Žemaitaičiu balsavimą dėl ateinančių mokesčių. Taigi visas įdomumas dar bus gegužį naujas popiežius. Pažiūrėsime, kas atsitiks su mūsų mokesčiais, kas atsitiks su taikos sutarties procesu Rusijos-Ukrainos kare. Na, o balandį mes galim pavadinti kovo įvykių tąsa, tik su tam tikrais, sakyčiau, istoriniais įvykiais, tarp kurių svarbiausias popiežiaus Pranciškaus mirtis ir naujojo popiežiaus rinkimas. Tad likite sveiki. Ačiū.